Labas rytas pirmąją vasaros dieną. Kaip kas rytą kviečiu apžvelgti, kasgi rašoma šios dienos spaudoje. Pirmajame Lietuvos ryto puslapyje publikacija pavadinta Po skambių pergalių netikėtos permainos. Joje rašoma apie Rimą Kurtinaitį, kuris vakar Lietuvos ryto krepšinio komandos trenerio postą užleido kroatui Draženui Anzulovičiui. Treneris turi palikti klubą, kad galėtų tobulėti, sakė Rimas Kurtinaitis Vilniaus Rotušėje, kur vakar buvo pagerbtas su komanda tapusia šalies čempione. Lietuvos ryto priede vartai klausimą, iki kiek turi išaugti komunaliniai mokesčiai, kad būtų nepakeliami. Kainų prievaizdai teigia, kad ši riba jau beveik pasiekta, o pagal Britų skaičiavimus dauguma Lietuvos vartotojų jau dabar būtų žemiau vadinamojo energetinio skurdo ribos. Apie tai rašinyje našta vis sunkiau pakeliama. Verslo žinių pirmajame puslapyje teigiama, jog ekonomikos skatinimo varikliu turėjusi tapti daugiabučių renovacija miršta net negimusi. Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas pripažįsta, kad programa užstrigusi, o specialistai problemos šaknų siūlo ieškoti ministerijoje ir jai pavaldžiose vietose. Apie tai publikacijoje Renovacijai reikia reanimacijos. Respublikoje džiugios naujienos apie Šventosios uostą, kuris buvęs užgožtas Klaipėdos jūrų uosto šešėlio pagaliau bunda iš letargo. Jo atstatymo galimybių studiją parengę ispanai tikina, kad tam reikėtų apie 1 700 000 litų, o visos išlaidos atsipirktų vėliausiai per 30 mečius. Apie tai rašinyje Šventosios uostas su ispaniškais motyvais. Pirmojoje Vilniaus dienos publikacijoje Akropolis prieš Lietuvą skelbiama, jog naujojo Vilniaus Akropolio statytojai padavė valstybę į teismą. Mat verslininkai mano permokėję už sklypą prie Vingio parko ir siekia atgauti 20 milijonų litų. Ir dar Vilniaus dienoje apie Tarptautinio valiutos fondo Lietuvai rekomenduojama vadinamąjį žaliąjį automobilių mokestį biudžeto skylėms užtaisyti, kurio idėjai pritarė ir premjeras Andrius Kubilius. Apie tai, kiek galėtų siekti toks mokestis vairuotojams, skaitykite rašinyje Žaliasis mokestis apie 100 litų. Štai tokia šio ryto apžvalga. Vasariškos jums likusios dienos.